aš niekada nesuprantu, aš visada klausiu, kam reikalingas šitas kankinimo mechanizmas? Jis ne švietimo mechanizmas. Jis yra sukurtas grandiozinis kankinimo mechanizmas, vaikų psichikos, mokytojų psichikos, tėvų psichikos, ar ne, efektyvumas labai nedidelis, nežinia, kam jis visą šitai veikia, egzaminų užduotys parengiamos nežinia kaip ir niekas tenais, net repetitoriai nėra girdėję apie tokias užduotis, kurios turės spręsti, po to biurokratiniu būdu juokingiausia pridedami balai, iš viso košė makalošė. Klausimas, kam viso šito reikia, kam viso šito aparato reikia, ar nelengviau jį būtų tiesiog gerai galvojant, eliminuoti, pašalinti, kaip milžinišką auglį, galbūt ne vėžinį, gerybinį, bet kokiu atveju reikia šalinti. Čia mano nuomonė.